Labas rytas. Šiandien atvažiavom į Aušvicą. Važiavom neturėdami bilieto įėjimo. Žodžiu, atvykę atstovėjom va tokią eilę. Matosi už manęs nuo pats realiai to pastato pabaigos. Ir gavom bilietus. Tenka 45 minutės palaukti mum. Dabar eisim patikrą ir keliausim į vidų. Jaučiu, bus labai įdomu. Kaip pasiruošę? Papasakokit, kaip mes mašiną pasistatėm ir kaip mes ėjom. 5 km. Ne 5 km. Nu, bet paeit reikėjo gal 20 minučių. Mūsų sūnelis pasiėmė peilį sulenkiamą. Tai va, tai žodžiu, teko man bėgti, ieškot saugyklos. Žodžiu, tai va, grįžome iš Aušvico Birkenau koncentracijos stovyklos, iš muziejaus, gyvo muziejaus. Nu ir su kokiais įspūdžiais. Žiauru. Įdomu, bet čia vieną kartą atvažiuoju ir daugiau nereikia. O kas labiausiai įstrigo? Plaukai. Moterų nukirpti plaukai ir iš jų buvo daromi audiniai ir siuvamas kojinės kareiviams ir panašiai. Ar jau tau kas labiausiai įstrigo? Irgi plaukai. Sauliau, tau kaip? Žiauru, viskas yra žiauru. Visą tai dar 100 metų nepraėjo. Ir vėl tas pats kas. Viens prie vieno kopia. Baisu. Vakar linksma buvo, šiandien toks žinai. Tiesiog gyvenimas. Tai va, tada pravažiuojame kalnus. O aš gal irgi apibendrinsiu, tai man labiausiai kažkaip nesuvokiamas dalykas yra tai, kad kažkoks vienas žmogus turėjo sugalvot, tokią visiškai nesąmonę, ta prasme, su tokiais žiaurumais ir dar sugebėti įtikinti kitus, tai daryti kartu. Ir dar parodyti kažkokiu būdu, kad tai daroma dėl gėrio. Bet šitas dalykas man yra absoliučiai protu nesuvokiamas ir tas mastas, kad per tokį trumpą laikotarpį buvo išžudyta šitiek daug žmonių ir tai buvo intelektualūs žmonės, tai buvo ten ir visokių kitokių, bet didžioji dauguma buvo intelektualai, gydytojai, teisininkai ir kiti žydų tautybės žmonės, 90% buvo ten žydai. Tai, nesuvokiami dalykai. Ir iš tiesų, tai, kas vyksta su žmonija, įsirašo į tą pasąmonės visą atmintį, visuotinę atmintį. Ir iš tikrųjų, kaip ir Saulius sakai, kartojas ir tarkim, dabar tai, kas vyksta ir Ukrainoje, tai labai atliepia tai, kas buvo prieš nepilnų 100 metų padaryta Aušvice. Vieną kartą pamatyti verta tam, kad suvoktum pačią istoriją. Ir kartais net pradedi suvokti labiau, kodėl vienaip ar kitaip šiuo metu
tam tikros tautos elgesi, tautos žmonės. Tai vadys žydai, kodėl taip elgesi, kodėl vokiečiai vienaip ar kitaip dabar elgesi. Ir jo, tokia labai daug pamastymų kelianti diena šiandien pas mus, bet iš tikrųjų vertėjo atvažiuoti